Lietuvos žemės ūkio produktų augintojai tiekiantys rinkai aukštesnės kokybės produkciją gali ją sertifikuoti kaip išskirtinės kokybės ir gauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Sertifikavęs produkciją kaip išskirtinės kokybės, gamintojas gali ją ženklinti nacionaliniu ženklu kokybė, o vartotojas pirkdamas tokią produkciją žino, kad ji užauginta naudojant mažesnius pesticidų bei azoto kiekius. Salotos, jeigu auginamos vazonėlė, auginamos profesionaliu būdu, jos yra visą laiką laistomos, yra prižiūrimos, yra tyriamos. Tai nėra, kad iš rankos atėjau į lauką ir pabėriau tas trąšas, vienoje vietoje teko, kitoje neteko. Kompiuterį, jeigu dozuoja, jisai neperdozuos, jam yra riba užduota, jisai žemiau negali, aukščiau irgi negali. Jeigu jisai kažkur sulūžo, įsijungia papildomas vandens srautas ir laistoma tik tai gėlo vandeniu. Salotas ir prieskoninius augalus į šalies prekybos tinklus ištisus metus tiekiantis Evaldas Masevičius neseniai sertifikavo savo šiltnamių produkciją pagal išskirtinės kokybės reikalavimus. Tad nuo šiol visai kokybės ženklų pažymėtai Evaldo daržovių produkcijai bus taikomi kur kas griežtesni nei įprasta kokybės reikalavimai, kurių laikymasi kontroliuos nepriklausomo sertifikavimo įstaiga. Pats ūkininkas ne tik pasinaudojo vienkartinę Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą produkcijos sertifikavimui, bet ir galės gauti kasmetines fiksuoto dydžio išmokas, kurios apskaičiuojamos pagal sertifikuotų žemės ūkio naudmenų plotą. Visą laiką malonu gauti paramą už tai, kad tu įdėjai kažkokią tai darbą papildomą ir tu atitinki pagal tą paramą. Tai natūralu yra. Parama išskirtinė žemės ūkio produkcijos gamintojams numatyta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos viena iš priemonės agrarinės aplinkosaugos išmokos programų, tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema.